Sveiki, mėlyjeji. Ir šiandien istorijose prie kavos Michailo Landburgo miniatiūra Dievo pirštas. Vakarais, kai baimė prasiskverbdavo į akis, nosį, ausis, plėšė krūtinę, artėjo prie gerklės, Nyras prieidavo prie lango ir žvelgdamas į paslaptingą miesto šurmulį, šnekučiavosi su mirusia žmona arba su dukra, kuri ištekėjus už Olando anūką pasiėmė su savim. Ta vakarą Nyrui galvojosi apie našlę Matildą. Ir nuėjus nuo lango, jis atsistojo po dušu, iššaukiantį į save stiprią vandens srovę. Nuodėmingi mes, todėl ir nubausti, pajutus grįžusi kūno stiprumą, pagalvojo Nyras. Visi mes nuodėmingi, visi verti bausmės. Kada paskutinį kartą buvai su vyru, paklausė jis našlės. Moteris neatsakė. Vyras atsegė jos marškinėlių sagutę. Moteris užsimerkė, lyg tai prie jos veido prinešė degantį fakelą ir nelankščiais aklais pirštais prisilietė prie Nyro marškinių. Na štai, iškvėpė Nyras ir tuojau pat vos girdint pridūrė, man geriau išeiti. Ką jau ten, taip pat tyliai atsakė našlė. Išeik, jeigu Dievo pirštas taip rodo. Nyras pasakė, pavargau aš. Ką jau ten, mes visi pavargę. Ar tai nuo meilės, ar tai be meilės. Patylėk, paprašė Nyras. Ką jau ten. Grįžus pas save, Nyras tą naktį lengvai užmygo ir pamatė prieš save tyrą dangų. Po to jis pastebėjo, kad guli lauke, kur pilnam skaisčiai baltų ramonių. Ir žmonos ranką pamatė. Ranka tiesėsi į jį ir kviečiant palikti lauką, šaukė prie savęs. Nyras papurtė galvą ir susivokė, kad tai visai ne žmonos ranka. Jį tiesėsi. O labai ilgas ir labai šviesus pirštas nurodo jam, kad liktų lauke. Nusišypsojo Nyras ir savo pasakė, nueisiu ir prisiskinsiu ramūnų. Nueisiu ir prisiskinsiu. Štai tokia miniatiūra šiandien nuo Michailo Landburgo. Dėkoju, kad klausote. Nepamirškite pasirašyti